Ar Žiburio draugija buvo, reiškia, lietuvių kokia nors organizacija? Tai lietuviška organizacija, tokia katalikiška organizacija tokia buvo. Aš žinau, kad kunigas te buvo, tvarkė reikalus, toks kunigas Reuba. Tai tą mokyklą lankiausi. O paskui vėliau aš lankiau jau šitą valdžios mokyklą. Tai caro laikais dar. O ta Žiburio mokykloje buvo lietuvių kalba dėstoma? Taip, lietuviškai, daugiausiai pirmam skyriui tik tai lietuviškai mes. Tai jūs vienas iš pirmųjų gal, kuris jau mokykloje išmokot lietuviškai tais metais? Nes kiti, reiškia, kurie turėjo eiti į caristinės mokyklas, tai lietuviškai turėjo išmokti pas motiną ar pas brolius ar panašiai. Lietuviškai mokėjau visi. Reiškia, skaityti ir rašyti. Skaityti ir rašyti, taip. Ar daug vaikų lankė tą mokyklą? Buvo didelė mokykla ar labai mažytė? Tai gana nemažai buvo, teko, nežinau, kokiu 40-40 tą vaikų mokysi toje mokykloje. Ir mokytojai buvo visi lietuviai be abejo? Lietuviai buvo, šitą vienas iš mokytojų prisimenu, tai buvo mokytojas Mykolas Katilius. Aha. Tai aš vis tiek kartuoju, kad tai buvo pirmas mano patriotizmo mokytojas, tas Katilius. Jis senas pensininkas buvo jau, rusų mokytojas buvęs, bet jau išėjęs į pensiją, tai kaip pensininkas dėstė šito Žiburio mokykloje. Dėstyti ir daugiau ten mokytojų buvo, bet jis ilgiausiai dėstė. Kodėl jūs sakot, kad jis buvo pirmas patriotizmo mokytojas jums? Todėl jis Lietuvos mėgo šitą daug pasakot iš Lietuvos istorijos. Taip. Apie Lietuvos kunigaikščius tenais. Ir jums įstrigo į atmintį tie pasakojimai. Taigi. O vėliau, reiškia, kas toliau jūs suformavo tokį patriotinį nusiteikimą? Nu, žinot, šitą šiek tiek literatūros, tai buvo tėvas mėgo skaityti. Tai aš domėjausi labai istoriją. Taip. Skaitydavau istoriją Lietuvos, tai praeitį Lietuvos, šitą didžiųjų kunigaikščių laikus. Būdamas gimnazistas, taip? Ne, tai dar anksčiau, dar mokykloje būdamas. Dar mokykloje? Kur gaudavote tokias knygas apie Lietuvos istoriją? Tai šitą Lietuvos istoriją, tai berods mano tėvas turėjo kokią tai ir istorinį veikalą. Ir paskui to Žiburio draugijos mokykloje šitą dėstė Lietuvos istoriją ir